Sveiki draugai! Ar žinojote, kad Segvėjus X3 klasė turi numatytą vietą štai tokiam sekimo aparatui, štai tokiai tabletei. Jinai statosi po šio dangčiu. Štai šioje vietoje. Nusipirkam artegą, prisirišam prie savo iPhone'o, įdedam mes jį štai čia ir jei kas nors pavogtų mums robotą, mes galėsime žinot, kur yra. Taip, be abejo, yra tam tikrų sąlygų, kas liečia tokius sekimo įrenginius. Bet šita maža tabletė dirba iki metų laiko, taip kad sezonui to užteks. Apie veikimo principus, manau, jau puikiai paguglinsit ir patys. Mes jais neprekiavome, tiesiog norim parodyti, kad gamintojas yra numatęs štai tokį aparačiuką įdėti į mūsų vejos robotą. Šitas dangtis nusikelia. Atsargiai, nesulaužykit, pradėsim nuo šios vietos kelti jį į viršų. Kadangi su viena ranka nepatogu, tai aš to jį nuimsiu ir parodysiu viską toliau. Su dangčio nukelimu labai neskubėkite, ypatingai jeigu tai darote šaltuoju periodu, pavasarį arba rudenį, kai šalta, nes plastikas gali ir lūžti. Pirmiausia, atsikeliam šią vietą, tada ratuku atsikeliam visą dangtį iš visų pusių, taip pat ir čia. Na ir šitoje vietoje bus dar viena liaudiškai šponkė. Tada dangtis ir nusims. Štai mūsų robotas ir štai ta vieta. Čia yra artegui numatytas sekimas. Viską atgal surenkam ir mūsų robotas turi dvigubą sekimo sistemą. Va, sprendimas.